Elektra. Daugelio iš mūsų trūksta suvokimo, kas tai iš tiesų yra elektra. Yra daugelis apibūdinimų, tačiau kaip buityje suprantama elektra, geriausiai nusako elektringų krūvių judėjimas. Iš tiesų elektra tai tiesiog krūvingų kūnų judėjimas elektros srove. Jie gaunama natūraliais būdais. Žaibas, elektromagnetiniai reiškiniai arba vienos rūšies energiją verčianti elektros, chemijos reakcijos, gaminama elektra ir taip toliau. Mūsų kasdienybė. Su elektra susidurime taip kintamos srovės tinklu, prie kurio prisijungti įtaisai padeda kasdienybėje. Štai keli faktai, apie kuriuos galbūt dar nežinojote apie elektrą. Pirmas faktas. Elektra keliauja šviesos greičiu 300 000 km/s. Tai praktikoje greičiausias užfiksuotas greitis visoje visatoje. Antras faktas. Jūsų išmaniojo telefono liečiamas ekranas nejaučia fizinio prisilietimo, o vertina, kurioje ekrano dalyje pasikeičia krūvis. Įvyksta prisilietimas. Trečias faktas. Nerviniai impulsai suteikiantis lytėjimo, regėjimo, klausos ir kitos juslės jums yra elektriniai impulsai. Ketvirtas faktas. Daugiausia elektros pasaulyje pagaminam deginant anglį. Penktas faktas. Jeigu dažnai matote paukščius ant elektros stulpų, nenustebkite. Iš tiesų paukščiai nėra atsparūs elektrai. Jie tupi tik ant vieno laido, nes liečiant tik vieną, srovė nenukrato. Deja pasitaiko ir taip, kad paukštis susimaišo, bet per ilgą laiką jų instinktai padeda jiems atskirti laidus. Be to jų kūnai daug prastesni laidininkai nei žmogaus. Faktas apie Lietuvą. Pirmąją elektros lemputę Lietuvoje uždegė kunigaikščio Bogdano Oginskio dvariškiai 1892 metais, balandžio 17 dieną, Rietave esančiame Didiko dvare įjungė pirmąją lemputę. Šeštas faktas. Bulvės gali gaminti elektrą. Septintas faktas. Elektros lemputė nešviečia nuolat. Jie mirksi, bet tai daro tokiu aukštu dažniu, kad mūsų akys niekaip negali to pamatyti. Šiandieniniai JAV kalėjimai naudoja 2000 V kintamą srovę elektros kėdėse. Žaibo blyksnio laikoma įtampa gali siekti įspūdingą 100 milijonų voltų potencialą. Dešimtas faktas. Elektriniai automobiliai nuo seno žinomi kaip itin puikiai akceleraciją turinčios transporto priemonės. Nuo 0 iki 40 km/h greičiu netroleibusai įsibėgėja tikrai greičiau už daugelį septyninius variklius turinčių automobilių. Taip yra dėl to, jog elektrinis motoras, skirtingai nei vidaus degimo variklis, visą galią į ratus gali siųsti iškart, o ne palaipsniui. Elektriniai lengvieji automobiliai kaip Rimac One ar Tesla Model S nuolat gėdina savo benzininius konkurentus traukos lenktynėse. 100 km greitį nuo 0 pasiekdami per 2,4 ir 2,6 sekundės atitiktinai.